Taip jūs visi gerai supratote. Ir matyti ir Lietuvos aktorių, artistų, dailininkų, poetų, bronius Gražys. Amžio būsenčio tik blogą pumpurą rodo. O štai kad čėsas jau žydėti pareina. Štai viens kaip ponaitis poniškai šokinėdams, o kis būriškai kaip burvaikis bėginėdams, savo jaunas dienas glupai gaišindami loštą. O štai kad ūsai pirmi jau pradeda želti ir kad darbus sunkokus jau tenka nutverti. Ai, kur dingsta glūks ir vaikiškas šokinėjimas. O kiek syklį. Ar sukaršligė dar tik tmacką pasuka bėdžių, kad kasos irgi kepurės su grožybėmis visom. Tai tikite skaityti. Ir kad vokiečiais tik keikt ir vokt nesigėdė. O štai tarp Lietuvokį, kad į mus žiūrėdami blozdai šypsos ir kvailus štukius pramanydami juokius. O tubininkus iškeikt nesigėdė. Tu prancūziškas džiofus. Taigi dabar akcentais kalėdos jaukus artėlį. Tai kaip iš vartų palygyja, kad jau randas tikruodas, mūsų rūpesčiams vėrniems juos parodo, ir į saujas mūsų žiūrėdams pašaro. Nežinom, kiek tai šventas laikas žiemavoja, grėčnas atrastėlį mums dar pasilykusi. O Dieve, duok mums, kad šventės visas ilgėja ir visų laukia naujmetį, bei šventai pasidžiaugia, vėl susikviestum dėms, kaimyniškai pasisveikinti. Ir viename eilėraštyje jinai taip rašė. Karžygių mes Donelaitį minim, kurs laimėjo didžią kovą mums. Priešas kirto kumštin geležinį, o jisai kalbos gimtosios gražumu. Gražiau ir taika pasakyti turbūt būtų sunku. Todėl žvelgiant ir pilietinių
nepavyko pasisveikinti. Ėjau iš tą renginį tikrai pakylėtas ir pasiruošęs, kaip ir žadėjau praeiti. Kalbėti broniaus. Tai reikėjo perspėti, po nieko nesakėte. Po broniaus, aš nedrįstu to daryti. Ir matyti, kad kitais metais galbūt mes pasikeisime eilėje, tada gal aš jį pamėginsiu. Tačiau, šiandien aš visus noriu labai nuoširdžiai pasveikinti su naujaisiais metais. Aš noriu pasidžiaugti, kad kiekvienais metais mūsų čia vis daugiau ir daugiau susirenka. Aš linkiu visiems sveikatos geros. Ir kad nemažėtų, kad kiekvienais metais būtų vis daugiau. Donelaitis buvo kunigas, sakė. Taip. Jis buvo poetas. Taip. Jis buvo ir mokytojas. Taip. Ir viską aš išdrįsiu. Aš išdrįsiu perskaityti pamokymą Donelaičio, kaip reikia gyventi, o tai bus akivaizdu, kad aš tikrai ruošiausi, tikrai studijavau Donelaitį, ateidamas šiandieną į mūsų susitikimą. Ir nedidelį eilėraštuką, jisai trumpas labai, kuris labai tinka mums visiems čia esantiems, mūsų miesto, šalies politikams, kaip maldelė tokia maža, kurią turėtume visi kartu savim nešiuotis. Man be knygų neišeina. Beje, rašytas eilėraštis, vokiečių kalba verstas, Kurgino. Taip, čia parašyta A. Aleksys jau. Taip. Kiekvienam daryti gerą savo darbu ir žodžiu, visat elgtis taip, kaip dera, ir teisingas bus geidžiu. Nekerštauti niekada, gyvo padaro gailėti, Dievą, žmonės jo mylėti, mano priederbė šventa. Aš manau, kad tie žodžiai tinka mums visiems. Ačiū. Kas dabar galėtų abejoti, kad šviesu, kadangi skaito poeziją. Ir ne tik tai savo kabinete, bet ir viešai miesto aikštėse. Sveikinam gerbiamą Rimantą Taraškevičių. Šiandien tokiu šviesiu ir teisingu keliu. Poezijos įkvėpti. Turime galvoti apie pasaulio pažinimą, apie kultūros sklaidą ir dėl to aš noriu pakviesti tarti žodį. Bičiuliai, kurie susirenkame kiekvienais metais gražų naujųjų metų rytą. Donelaičio metai yra prasmingi savo turiniu. Yra daug pamokymų, kurie nepaseno. Bet jau pats pavadinimas metai primena mums, kad mes taip pat turime savo metus, kuriuos išgyvename, kuriuose paliekame jaunystę, vaikystę, pačius gražiausius prisiminimus ir su viltimi žvelgiame į būsimus metus. Šiandien metai prasideda keliomis žymiomis šventėmis. Tai yra Lietuvos vėliavos diena, Donelaičio gimimo diena. Šiandien katalikiškas pasaulis švenčia ir taikos dieną. Visa tai iš tikrųjų šią dieną, šį rytą daro labai prasmingą. Labai noriu palinkėti, kad visos dienos šių metų būtų prasmingos, kad jos būtų sveikos, kad Klaipėda gražėtų, kad mes prisimintume ir tuos nuskriaustus žmonės pasaulyje, kurios nušlavė tsunamis, kur liko šeimos be tėvų, be vaikų, be pastogės, be drabužių. Ką galime, tą turime. Kad mes prie Donelaičio, kuris čia atsistojo jau gana senokai, ne taip paprastais laikais, ne taip, kaip mums pavyko padaryti šitą vieningai Lietuvai paminklą, atsistojo tais laikais, kada mes čia turėjome daug ir sudėtingų rūpesčių. Bet vis tiek mes padarėme tą, ką padarėme ir šiandien džiaugiamės, kad turime šį Donelaitį savam mieste, kad turime mažąją ir didžiąją Lietuvą vieningą, kad ta Lietuva gyvos ilgai ir ilgai. Sveikinu Jūs
linkiu jums ištvermės ir gerų darbų, o gerus darbus daryti niekada nevėlu. Ir jaudinuosi, bet geros sveikatos, o kai turės Bernardas Aleknavičius kartu su Mažosios Lietuvos enciklopedija ir su kitais savo, reiškia, dokumentiniais, kaip sakant, aprašymais. Pasidžiaugti, kad vieni kitiems galim palinkėti, pasvajoti, o sako, svajonės tai išsipildo, tai su gera sveikata galima pasiekti. O kad į veidą, kad mes galime pasakyti, kad mes iš Klaipėdos ir norėčiau visiems palinkėti, kad tos geros ambicijos.